Sveiki visi, po ilgo nesusimatymo gavau 2 siuntinius, kurie iš ties, vienas iš jų tiksliau, keliavo labai ilgai ir net praplėšiau, net nežinau, kas čia yra. Atkreipkite dėmesį, tuoj susives ryškumas ir pamatysite, kad, čia truputėlį praplėšiau, bet ne tame esmė, išsiųsta birželio 17 dieną, o aš gavau rugpjūčio 5. Tai yra, absoliučiai visus rekordus sumušė. Bendrai dar bus, man atrodo, vienas siuntinys, kurį kaip įtariu, tuoj kelsiu kitą dieną. Ten iš viso bus dar ilgiau. Čia turbūt pas daugelį matėt, kainavo 99 centus, man atrodo, o gal ir mažiau, pasižiūrėsit, nes ten kainos nuolat keičiasi. Taip, tu sekundę. Spakuosim, labai patogus daiktas nešioti piniginiai. Va, matot, toksai. Galima atidaryti butelį. Žinau, čia kažką pamatuoti, čia kažką nupjauti. Aišku, ne celofaninius paketus, o vat kažką daryti. Čia kažką pamatuoti. O toksai įsidedate piniginę. Kažką užkišti. Mat, kažkur čia užkišti. Čia neaštru, bet vis tiek. Dėl to nežinau, va toksai dalykėlis. Gal čia netgi yra parodyta. Viskas parodyta, taip, bet kiniečių kalba. Taip, išsiaiškinsam, jeigu kam įdomu, tiesiog rasite aprašymę, ką su juo daryti. Man atrodo, čia su juo tuoj, surasim, jeigu surasim. Labai sunku, programėlė yra eBay šitam telefone, bet amžinai rasti, jeigu labai senai daiktas atėjo, neįmanoma nieko patikrinti. Žodžiu taip, ką domina, susirasit, paliksiu nuorodą ir čia yra visi paaiškinimai. Ten bus anglų kalba, tikiuosi. Tai va, toksai dalykas. O antras dalykas keliavo per 2 savaitės Honkongo paštu, kainavo $12.47 ir beveik $2 už siuntimą. Tai yra toksai USB stikas toks, ar flešiukas, nežinau kaip tam vadinat. Žodžiu, Philips televizoriai. Ir jis vadinasi PTA 127 jungiamas per USB. Žodžiu, įdedat į Philips televizorių tie, kas neturit Wi-Fi televizoriuje integruotą. Ir pradeda jums veikti Wi-Fi. Nes kiti Wi-Fi netinka, pasirodo. Tie, žinot, paprasti Wi-Fi adapteriai, o tinka tik Philips. Tinka tik Philips, tai Philips ir veikia. Čia vat yra. Aišku, nežinau, čia ar originalus, ar čia gerą kopiją kiniečiai pagamina, bet taip įtariu, kad čia bus kokia tai kopija. Matote, Wi-Fi adapter for TV. Ir kai mano televizorius yra toks, tiksliau ne mano televizorius, aš neturiu to, būtent Philips. Žodžiu, tam žmogui, kuriam ten reikia, tai ten yra kitas modelis visai. O aš tada tik supratau, kad visai kito reikia, kai užsisakiau. Vėl aišku pravalas, vėl kažko nepasidomėjau. Taip ir atsitiko. Pažiūrėsim, veiks ar neveiks, įdomu. Gal net padarysiu kokį video, kaip jisai suveikia tame televizoriuje. Nes jeigu televizorius, pavyzdžiui, Philips neturi Wi-Fi adapterio, tai internetas veikia pas jį tik tai su laidu. O jeigu įdeda tą adapterį, tai internetas pasiekiamas per Wi-Fi. Tai labai patogu, žodžiu, nereikia laidų ieškoti ten per visą kambarį ir mažiau laidais apsikrauni ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Netgi paanalizavęs radau dar ir aprašymus, jeigu kam įdomu. Taip. Žiūrim, pirmas tai yra šitas. Ir kas yra pirmas? Parašyta, kad čia yra skardinių atidarytuvas. Taip, skardinių atidarytuvas. Taip, antras. Tiesiog peilis kažkoks.
Trečias yra štai šitas, čia yra atsuktuvas. Taip, ketvirtas. Liniuotė, penktas šitas butelių atidarytuvas. Šeštas 4 pozicijų. Šeštas 4 pozicijų wrench. Palauk minutę. Pasinaudosim vertėjų paslaugomis. Taip, anglų. Kas yra wrench? Veržliaraktis. Taip, tai yra, tęsiam toliau. Čia yra veržliaraktis kažkoks. Teisingai, veržliaraktis, va taip uždedat ir prasukat. Taip, toliau butterfly screw wrench. 7 yra štai šitas, tai čia yra kažkoks irgi veržliaraktis. Turbūt gal kokių va tokių va pailgų, nežinau, varžtų ar kažko. 8 yra šitas, pjūklelis toks mini. 9 direction auxiliary indication. Tai matyt, kažkas, gal kažkokią tai kryptį nurodyti ar kas nors. Taip, čia pozicijų, 10 yra 2 pozicijų veržliaraktis. Gali būti šitas, 10 šitas. Ir 11 keychain hole, pakabinti žodžiu raktams. Tai jie skaičiuoja, kad 11 funkcijų atliekantis šitas daiktas. Tai va, tai taip, tai iki.